Laidą remia Mados dizaino akademija. Prisijunkite prie mūsų ir ženkite pirmuosius žingsnius į mados pasaulį. Labadiena, šiandien kalbėsiuosi su muziejininkė, istorikė Kristina Petrauskė. Labadiena. Labas. Tai norėčiau pradėti nuo to, koks įvykis ar žmogus padarė jums didžiausią įtaką. Turbūt bus labai banalu, bet sakysiu, kad tai yra tėvai. Bet kuriuo atveju jie, gal ir negaliu sakyti, mane suformavo, bet leido man formuotis ir augti tokiai, kokia esu. Ir gal ir nesu pats konvencialiai geriausias vaikas, bet tėvai. Kas lėmė jūsų profesinio kelio pasirinkimą? Prastos matematikos žinios, jeigu juokaujant, o jeigu rimtai, tai iš tikrųjų smalsumas ir pomėgis skaityti, ir anksti atsiradęs pomėgis skaityti ypatingai istorinius romanus. Ir iš tikrųjų praeitą vasarą netgi sutikau žmogų, kuris turbūt paskutinį vinį įkalė į grabą pavadinimu istorijos profesija. Tai buvo profesorius Nikžentaitis. Tuo metu jis dar buvo Lietuvos istorijos instituto kaip tik direktoriu. Bet kada nutiko jo toksai neakivaizdinis paspirimas mane istorijos studijų link, tai buvo... Aš buvau turbūt kokia 6-okė, 7-okė ir skaičiau visas iš eilės knygas, kurias rasdavau savo tėvų bibliotekėlėje. Ir viena iš tų knygų buvo Algimantas. Nežinau, kiek tau arba tavo žiūrovam yra pažįstama šita knyga. Tai kažkada buvo kultinė knyga, kurios atgimimo metu buvo prileista ten tūkstantiniais tiražais. Tai yra istorinis romanas. Jo autorius yra Pietaris, Amerikos lietuvis, ir tai yra laikoma pirmų istorinių romanų parašytų lietuvių kalba. Istorinių romanų apie Lietuvos istoriją lenkų, kitom užsienio kalbom buvo begalės, bet šitas buvo pirmasis parašytas būtent lietuvių kalba. Ir siužetas yra apie Algimantą, mistinį kunigaikštį, ir jo keršto istoriją, ir viskas vyksta daugiau mažiau 13 amžiaus Lietuvoje. Kernavė, fantastika, ten kalbančios papūgos, visa kita. Ir, bet kuriuo atveju siužetas mane labai įtraukė. Mane įtraukė tai, kad aš galėjau atpažinti istorijos personažus, lokacijas esančias Lietuvoje, apie kurias mokiausi mokykloje, ir tą tokį paslaptingą siužetą. Ir beskaitydama šį romaną, kaip ir skaitydama visus kitus istorinius romanus, aš visą laiką galvodavau, ar taip galėdavo būti. Ar ten, nežinau, koks nors Aleksandras Diuma, kuris lygiai taip pat man padarė pakankamai didelį įtaką, ir neskaitydama, kad ir banaliai 3 muškietininkus, galvodavau, ar tikrai jie ten galėjo turėti tokius žirgus, ar tikrai jie ten tos dvikovos buvo tokios populiarios, ar tikrai ten jie galėjo turėti tatuiruotes. Vienu žodžiu, tiesiog kvestionuodavau visą laiką, ką skaitydavau, ir lygiai taip pat tą patį dariau skaitydama Algimantą, juolab, kad atpažinau tuos siužetus, kurie man buvo labai artimi. Ir besibaigiant knygai aš pamačiau, kad yra įdėta nedidelė įklyja, kuri vadinosi Ar galėjo gyventi toks Algimantas. Ir tai buvo tuo metu dar jauno istoriko, Nikžentaičio, parašyta tokia istorinė apybraiža, kurioje yra svarstoma istorinio romano istoriškumas. Tai yra svarstumas, ar galėjo būti toks siužetas, ar galėjo būti toks kunigaikštis, ar tikrai atliepiama buitis ir baltų, tarkim, karyba buvo tokia, kaip pavaizduota tame romane. Ir aš perskaičiau tą straipsnelį įklyje ir galvoju, aš šito irgi noriu. Aš irgi noriu gebėti tą daryti, ką daro tas žmogus, pavardė Nikžentaitis. Ir tai tikrai mane pastumėjo toliau domėtis istoriją ir toliau skaityti ir svarstyti apie istorijos studijas. Ir buvo iš tiesų labai smagu, kada vieno renginio metu galėjau prieiti prie to pačio jau profesoriaus tuo metu Nikžentaičio ir pasakyti, žinot, ačiū, čia dėka jūsų to nedidelio straipsnelio, kuris netgi turbūt buvo parašytas, kaip kažkokia avantiūra. Tai taip. Kokia buvo Kristina 14? Turėjau raudonus plaukus, daug auskarų, klausiausi ir besiklausau metalo. Buvau sunkus vaikas, dabar esu sunkus žmogus. Bėgdavau iš pamokų, negerai mokinausi. Nežinau, paauglystė pačiame gražume.
Daug kas nustemba, visi įsivaizduoja, kad jeigu aš esu istorikė, užsiminėjau ten tyrimais ir toliau, kad aš buvau labai romus, geras vaikas arba ten kažkoks, nežinau, hiperbolizuotas moksliuko variantas ar ne. Ne, buvau visiškai atvirkščiai šabloniniam įsivaizdavimui galintis būti paauglys. Ką manote apie kitų tautų kultūros Lietuvoje per istoriją? Aš manau, kad kiekviena kultūra, kuri duoda mums ir mūsų istorijai, mūsų kultūrai kažką gero ir su kuria mes sukuriame bendrą sambūvį, yra labai sveikintina, labai gerai ir labai mus praturtina. Nežinau, aš labai liūdėčiau, jeigu mes neturėtume kibinų, pavyzdžiui. Papasakokite apie Šapokos naratyvą apie Vytautą. Gerai. Šapoka, ar ne? Mūsų klasikas ir Šapoka savo rengtoje, ar ne, jis buvo tik vienas iš savo istorijos autorių, Vytautą didįjį labai stipriai iškelia. Ir tai yra savaime suprantama, kodėl jis tą padaro, nes tuo metu visoje Europoje yra autoritarizmo banga. Aš negaliu sakyti, kad čia mes vieninteliai lietuviai su Smetona buvome tokie, mes dar buvome pakankamai nuosaikus turbūt europinėme kontekste. Bet kuriuo atveju iškyla tautinio naratyvo poreikis. Ir dėl to autoritarinio valdovo visą laiką mes pradedame žiūrėti ir ieškoti, ar ne, kas istorijoje galėtų atliepti mūsų dabarties poreikius. Nes iš tikrųjų, mano nuomonė, istorija, istorinės knygos, istorijos vadovėliai gali daug daugiau papasakoti apie dabartį negu apie praeitį. Ir dabar skaitydama Šapokos istoriją, aš daugiau suprantu ir pažįstu tarpukario, vėlgi gausiu per galvą, negalima sakyti tarpukario ar ne, bet susitarėm, kad kada kalbam apie tarpukarį, tai turime omeny, dabar irgi norėjau sakyti Pirmąją Lietuvos Respubliką, bet tai netiesa, Pirmoji Lietuvos Respublika buvo ir abiejų tautų Respublika. Tai sakykime laikotarpį nuo 18 iki 40 metų. Taip, tai bus tarpukaris. Tai ar ne, kad tuo metu daug daugiau sužinau apie būtent tarpukario kultūrą, negu apie Vytauto laikus. Ar ne? Giliau galima pasižiūrėti, kaip istorikas tuo metu perteikė ir suvokė praeitį. Tokie dvilypumai atsiranda, aš tuo pačiu skaitau ir kaip patį istorinį darbą, ir kaip kažkokią tarpukario klodo analizę. Tai tuo metu jiems reikėjo to stipraus valdovo ir jie iškelia Vytautą kaip tokį, ar ne? Ir vėl negaliu sakyti, kad paima ir iškelia. Vytautas tikrai buvo stiprus valdovas ir jo pasiekimus ir jo nuopelnus Lietuvai tikrai būtų sunku hiperbolizuoti, nes jie yra gigantiški. Bet tuo metu taip, to kulto iškelimas buvo šiek tiek, manau, susijęs ir su autoritariniu režimu, kad ir aksominiu dažnai įvardinamu, bet mano nuomonė, tai, kas buvo su 30 metais, ar ne, ir gal buvo šiek tiek perspausta ir, Šapoka atliepė tą perspaudimą. O koks dabar Šapokos istorijos palikimas šiandienos lietuvio galvoje? Tai bet kurio Šapoka ir Šapokos veikalas yra sakralus dalykas, bet kurio lietuvio ar ne galvoje. Tai įsivaizduoju, vien sąjūdžio laikotarpiu, ar ne, kokiais tiražais buvo spausdinama Šapoka, tai buvo simbolis laisvo pasakojimo, nesovietinio, nesuvaržyto pasakojimo. Tai Šapoka turėjo turbūt kiekvienas, jeigu ne po 2 egzempliorius. Dabar istorikai ir istorinės knygos spausdinamos maks 500 egzempliorių tiražu. Ten buvo 10 000. Šapoka šiuo atveju, manau, yra tiesiog Šapokos istorijos simbolis per se ir viskas. Ir netgi dabartiniai visi leidimai ten ypatingai puošnus, gražus, visokie ten proginiai. Tai vėlgi yra tik tais to simbolio suaštrinimas. O jeigu kalbėti apie patį naratyvą, nors šiaip man labiau patinka žodis pasakojimas, tai tas Šapokos kurtas pasakojimas, jis tikrai gyvena šiandieną kiekvieno lietuvio istorinėje vaizduotėje, nes vis tik, bent jau mano kartos žmonės, tai su tuo pasakojimu užaugo tai, kad, tarkim, man tėvai
pasakodami Lietuvos istoriją, pasakojo būtent ją taip, kaip jie ją pažino iš būtent Šapokos istorijos, atmesdami, tarkim, sovietinį Lietuvos istorijos naratyvą. Tai bet kuriuo atveju kiekvienas turime kažkokį daigą palikti ten giliai galvoje to, kaip Šapoka rašė. Na ir ten, jeigu jau giliau kapstyti, tai ar ne, yra ir užkoduotas šiek tiek mūsų požiūris į mūsų kaimynės Šapokos istoriją, ar ne. Juk vis tik ir apskritai mūsų pačius ten mes dažnai esame vaizduojami kaip tie tokie, kurie sėdi ir mus visi ir puola, ir puola, ir puola. Mes esam tie vargšai ir ginamės, ir ginamės, ir ginamės. Nors kai iš tiesų pasižiūri archeologinius duomenis ir pamatai, kad tie lietuviai buvo ne ką prastesnė jėga, tarkim, viduramžių Europoje negu, tarkim, mūsų kaimynai. Ir jeigu kalbėti apie kokį ten, nežinau, intervalą nuo 10 iki 12 amžiaus, tai lietuviai iš viso buvo dominantė faktiškai. Sausumos vikingai yra labai tikslus pavadinimas mūsų gentims. Koks buvo Rusijos imperijos naratyvas apie Lenkus? Rusijos imperijos naratyvas apie Lenkus. Aha. Tai čia ar ne yra vadovėliniai dalykai, kurios apie lenkiškų pradų naikinimo politiką ir rusiškų pradų diegimo politiką, ar ne? Tai vis tik Rusijos imperijos per galvą pagalių daužytas pasakojimas, kad jūs lietuviai esate tiesiog sulenkinti slavai, ar vėliau tas slavų dėmuo buvo išimtas, bet iš principo, kad štai viskas su jumis buvo gerai, kol jūs draugavote su slaviškom valstybėmis. Lenkai irgi slavai, su rytų slavų valstybėmis viskas su jumis buvo gerai, bet štai atėjo Lenkai ir viskas sugriuvo, kad Lenkai jums reikalus pagadino. Oi, koks blogas Jogaila, pardavė už karūną savo valstybę, ar ne, bajorai čia nutautino mūsų vietinius lietuvius, tada visi kartu prasigėrė ir nieko gero neliko. Tai toks faktiškai. O kai atėjo kita okupacija, sovietų okupacija, koks tada buvo kuriamas pasakojimas apie Lietuvos istoriją? Gal ką įdomu žinote? Na, sovietinė istoriografija nėra man labai gerai pažįstama. Iš tikrųjų, pažįstu net keletą istorikų, kurie labai kryptingai domisi tuo, kaip sovietiniuose istorijos vadovėliuose buvo pristatoma, tarkim, Lietuvos istorija. Ir dabar bijau kažko netai pasakyti, bet tiek, kiek esu susipažinusi, ar ne, tai vis tik reikia turėti omeny, kad didžiausias dėmuo buvo dedamas būtent vaizduoti Lietuvą tik tais kaip etnolingvistinį darinį, kuris pastoviai kovojo už savo teises ir kaip juos engė vėl tie patys Lenkų ponai. Ar ne, kad lietuviai tai yra tik tais tie, kurie yra valstiečiai, kurie kalba lietuviškai ir kuriuos Lenkų ponas batagu čaižo. Ir viskas taip blogai buvo, po to vėl, kol neatėjo Sovietų sąjunga ir visus šitus buržujus von išvijo. Čia aš labai šaržuoju ir apskritai, kai aš kalbu, reikia turėti omeny, kad ar ne, aš viską labai grubiai pateikiu, ar ne, istorija turi labai daug niuansų ir labai daug atspalvių ir labai daug skirtingų pusių, o aš čia tokį išmetu tiesiog. O Rusijos imperijos okupacija, kaip nusakoma sovietinėje istorijoje? Vėlgi labai bijau nukrypti ne į savo lankas, nes pati esu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorikė, ar ne, bet vis tik reikia turėti omeny, kad Sovietų sąjunga akcentavo luominį, ar ne, tokį susiskaldymą. Ir reikia nepamiršti, kad Rusijos imperija vis tik buvo irgi priskiriama kaip, na, buržuaziniai dariniui. Tai lygiai taip pat. Valdovai iki Vytauto kunigaikščiai ar karaliai? Čia turbūt yra susitarimo reikalas, ar ne? Yra labai daug aktyviai besireiškiančių žmonių, kurie reikalauja, kad visi valdovai iki Vytauto būtų paskelbti būtent karaliais. Ir jų argumentas, man atrodo, visai legitimus, nes
vis tik jeigu pasiimti netgi ir mūsų priešų, vokiečių, tarkim, ordino ar Livonijos ordino raštus, ten mūsų valdovai iki Vytauto visada yra įvardinami Rex, tai yra karaliais. Ir jeigu jau, nežinau, popiežius rašo Gediminui Rex ir Gediminas irgi jam pasirašo Rex ir niekas jam per galvą neduoda, nu gal ir karalius. Kodėlgi ne? Aišku, tada tas pats Gediminas, kada jisai rašo, ar ne, ar vyksta komunikacija su įvairiomis slaviškomis kunigaikštystėmis rytuose, jisai jau tada pasirašo kaip kunigaikštis. Ir mūsų valdovai tuo metu tai darydavo todėl, kad, na, tai buvo dvi atskiros sistemos. O mes nebuvome, kaip čia pasakyti, nei krikščioniškos Europos dalis, nei krikščioniškos buvusios Kijevo Rusios dalis, ar ne? Mes buvome pagonys, turėjome savo atskirą sistemą, bet kad mus gerai suprastų, kad štai rašo pats aukščiausias suverenus valdovas, tai jis ir pasirašydavo taip, kaip šalies, į kurią yra siunčiamas laiškas, aukščiausias suverenus valdovas. Tai jeigu jisai rašo į, tarkim, Vakarų Europą, kur tas suverenus valdovas yra Rex, ir pasirašo Rex. Ir, tarkim, toks Algirdas, jisai rašo Bizantijos imperatoriui ir irgi pasirašo kaip imperatorius, kad suprastų, kad čia aš esu viršiausias. Tie, kurie sako, kad negerai būtų valdinti visus mūsų valdovus iki Vytauto karaliais, akcentą uždeda ten, kad, na, reikia krikšto. Kad būtų valdovas, reikia krikšto. Ir iš tiesų, galimai, taip, bet tarkime, jeigu mes pasižiūrim į pagoniškus valdovus, tarkim, tokius kaip Vesekso, Resekso, ar ne, jie buvo vadinami karaliai, net ir pagonybėje. Bet kuriuo atveju aš nenoriu teikti ir nenoriu čia pasirodyti labai revoliucioningai ir sakyti, kad dabar Traidenį būtinai vadinsime karaliumi, pavyzdžiui, bet manau, kad tai yra tiesiog susitarimo reikalas. Ir kada buvo rašomos mūsų didžiosios istorijos, kada buvo dedamas pamatas mūsų tai didžiai istorijai XIX amžiuje, mes buvome okupuoti Rusijos imperijos ir na, tuo metu vyravo tas susitarimas, kad vis tik reikia remtis turbūt tais rytietiškais šaltiniais ir kunigaikščiai buvome kaip ir, tai jiems buvo patogiau jų tam naratyvui, ar ne, ir tai prigijo ir jie pas mus yra taip ir prigiję kaip kunigaikščiai. Bet kuriuo atveju svarbiausia yra žinoti, kad nesvarbu koks titulas, svarbiausia, kad tai yra suverenus valdovas. Ir kodėl čia mes vis kalbam iki Vytauto ir kodėl ta riba yra brėžiama, tai todėl, kad reikia turėti omeny, kad Vytautas jau šiuo atveju nebuvo suverenus valdovas, ar ne, kad Vytautas turėjo savo virš galvos Jogailą. Papasakokite apie baltų karybą ir ypač apie lietuvių kovas su rogėmis, nes aš tiesą sakant iš jūsų pirmą kartą apskritai apie tai sužinau ir mane tai labai domina. Gerai, lietuvių karo rogės, ar ne, tai pavadinsim. Tai iš tikrųjų baltų karyba, na, yra pakankamai sunku apie ją kalbėti, dėl to, kad nėra istorinių šaltinių. Čia jau mes daugiausia remiamės archeologiniais duomenimis ir keliomis kronikomis, daugiausia tai eiliuota į Livonijos kroniką. Ir kaip tik ten ir yra parašytas tas epizodas su rogėmis. Ir, na, daugiausia apie tą karybą, ir čia net nebūtinai lietuvių, čia reikėtų sakyti baltų genčių. Na ir aišku, baltai savęs baltais nevadiname, bet kuriuo atveju šito regiono genčių karybą, ar ne, ir ten tik keliais atvejais išskirtinai yra išskirti, kad štai lietuviai, ar ne, ir man atrodo eiliuotojo kronikoje paminima, kad lietuviai išsirikiavo savo papročių, ar kad lietuviai savo papročių taip pat buvo kovėsi nulipę nuo žirgų, ar ne, tai va taip ir galime daryti tokias prieigas, kad jie turėjo savo kažkokią įprastą karinę formuotę, kad ar ne kaudavosi neraiti, o nuo žirgų nulipę, ir taip pat yra būtent su rogėmis tas epizodas. Vis tik reikia turėti omeny, kad na, 12-13 amžiaus Lietuvos teritorija buvo labai labai pelkėta ir miškinga. Dabar jau ta teritorija yra numelioruota, nusausinta, o tuo metu tai buvo pelkės, keliauti buvo labai sunku ir karyba vykdavo tada, kada žiema sukurdavo natūralius kelius.
ir keliaudavo dažniausiai būtent rogėmis. Ir tos rogės buvo ne tik transporto priemonė, bet jos taip pat buvo panaudojamos ir barikadams statyti. Ir siekis būdavo priešininkus įvilioti į tas barikadas, nes priešininkas dažniausiai būdavo raitelis, sunkus raitelis, ir įviliojus ten jis buvo galima, jį tiesiog ietimis užbadyti. Tai tos rogės turėdavo dviejopą funkciją. Tiek kelioniai, ypatingai patogu jomis būdavo grobį savo parsivežti, tiek ir barikadams statyti. Koks buvo europiečio gyvenimas romaniniu laikotarpiu? Europiečių gyvenimas romaniniu. Čia romaninis laikotarpis turite omeny po Romos žlugimo iki gotikos atsiradimo. Sunkus. Sunkus. Aišku, labai dažnai šitas laikotarpis yra įvardinamas kaip tamsieji amžiai. Aš nemanau, kad jie jau buvo tokie baisiai tamsus. Iš tikrųjų, didelė dalimi tas tamsumas tai yra todėl, kad tiesiog sugriuvus Romos imperijai nebėra tokio didelio nėra tokios didelės centralizacijos ir yra daug mažiau tiesiog rašto kultūros. Bet kad tai buvo kažkas daug prasčiau ir blogiau kiekybiškai ar kokybiškai po Romos žlugimo, tai tikrai ne. Bet kuriuo atveju didysis tautų kraustymasis ar ne, sužlunga Romos imperija ir viskas staigiai pasikeičia savo, staigiai tai irgi nereikia turėti omeny, kad kaip kirvinų kirsta, ar ne, staigiai tai čia aš turiu omeny šimtmetis istoriniais procesais, tai tuo metu tai yra pakankamai staigiai, kad ima kurtis naujos valstybės, atsiranda decentralizacija pietuose, tuomet kaip tik centralizuojasi daugiau šiaurė. Ir, viskas ima šiek tiek lėtėti. Ir tai vėlgi yra susiję ne tik su pasikeitusią gyvenimo kultūrą, ar ne, atneštom naujom tradicijom, bet ir tuo pačiu su klimato pasikeitimu. Nes klimatas taip pat turi labai didelę įtaką, kaip vystosi kultūros, tai tuo metu kaip tik klimatas šiek tiek šąla ir, visi pradėjo judėti pietus, pradeda stumdytis ir ta, Europa labai stipriai pasikeičia. Daug kas bando lyginti tuometinę situaciją su dabartine. Nežinau, nemanau, kad tai yra tie patys ar tolygus ar panašus procesai, bet kuriuo atveju pokyčių turime ir dabar Europos kultūrinėme audinyje. O jeigu kalbėti apie pačias gyvenimo sąlygas, tai jos tikrai nemanau, kad buvo daug blogesnės negu Romos imperijoje. Nes turbūt norite lyginti būtent su tuo laikotarpiu, kuris buvo prieš tai. Netgi kai kuriais atvejais sakyčiau ir geresnis, nes Romos imperija, ar ne, vis tik dauguma gyventojų gyveno urbanizuotoje erdvėje, o urbanizuota erdvė tuo metu reiškia kaip tik dar didesnės epidemijas, sunkesnės pragyvenimo sąlygos. Tai gal net sakyčiau, jeigu turime omeny grynai apie tas pagrindinius, poreikių patenkinimus, tai yra maistas, šiluma ar ne, tai kad kuras susišildyti buvo gal net ir labiau prieinamas negu prieš griūnant Romos imperiją. Kalbant apie tamsiuosius amžius, esate girdėjus tokią konspiracijos teoriją, kad jie buvo sufeikinti? Tai labai daug yra sufeikintų amžių. Tamsieji amžiai yra sufeikinti. Po to sufeikinta yra visa istorija faktiškai 18 amžiaus. Čia irgi yra tokia, čia ne aš teigiu, čia tokia teorija yra, ne? Po to yra, kad 18 amžiaus viduryje buvo didelis purvo tvanas ir mūsų faktiškai visas tūkstantmetis yra išgalvotas. Tokių yra labai daug. Kad kažkokio laikotarpio nebuvo, kad jis yra pridėtas, kad jis yra perrašytas. Yra begalės ir labai daug. Bet jos visas kyla iš tokio nežinojimo, net nežinau kaip išsireikšti. Istorija yra mokslas. Ir iš pirmo žvilgsnio jis atrodo labai paprastas. Paėmiau, perskaičiau ir supratau, arba ten skutau bulves, klausiau podcastą ir dabar jau viską žinau, ar ne? Bet istorikas visų pirma turi turėti labai svarbius ir išugdytus įrankius, kaip skaityti ir pažinti šaltinį. Nes tai, kas parašyta juodu ant baltų, dar turi būti ir istoriko išverčiama.
nes kiekviena žinutė yra parašyta būtent tam tikrų laikų ir tam tikrų adresatų. O mes jau esame šimtasis asmuo nuo konkretaus adresato ir mus skiria gal ne šimtai, o ne tūkstančiai metų. Ir mes viską turime perkontekstinti ir suprasti, kam, kodėl ir kokiu tikslu ta žinutė buvo sukurta. Turime versti ne tik iš kitos kalbos, bet ir iš kito laikotarpio. Ir tada labai dažnai būna, kad pasikeičia pati pirminė žinutės prasmė. Ir tai gali atrodyti, kad todėl mes ir falsifikuojam istoriją, kaip labai dažnai esame kaltinami, bet mes ją tiesiog verčiame į šiuolaikinę žmonių kalbą. Truputį grįžtant iki baltų laikų, vis dėlto šeimynykščiai ar vergai? Prieš 2 dienas turėjau šitą diskusiją su viena mokytoja. Jai kaip tik pagal mokyklos programą reikia pristatyti, kuo šeimynykščiai ir, tarkim, kad ir baudžiauninkai skiriasi nuo vergų. Tai nesugalvoju. Iš tikrųjų nesugalvoju. Ir, netgi, kadangi ji yra mano grupiokė ir mes prisiminėme savo vieną bendrą dėstytoją, kuris, kaip tik užsiminėja Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės socialinę istoriją 16 amžiuje ir kaip tik tuomet buvo didžiausiai baudžiavinimo procesai ir studijų metu mes irgi jo klausėme, tai kuo tas baudžiauninkas skiriasi nuo vergo. Ir jis, būdamas profesorius, ten ilgai krapštė galvą, krapštė ir sakė, nežinau, bet skiriasi. Tai aš gal pasilieku prie to atsakymo. Nežinau, bet skiriasi. Iš principo labai priklauso nuo to, kokiu laiku ir kokią vergiją mes turime omeny, nes dažniausiai, kai sakome vergas, tai iš karto turime omenyje vergiją Jungtinėse Amerikos valstijose ir plantacijas, ar ne? Bet reikia nepamiršti, kad vergovė buvo daug platesnė ir, tarkime, tie patys netgi Lietuvos bajorai patekdavo į vergiją 18 amžiuje Venecijos laivyne. Ar ne? Ta prasme, vergovė neapsiribojo tik tais Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir jos formos buvo labai plačios ir labai įvairios. Lygiai taip pat kaip ir baudžiauninkų sąlygos buvo labai įvairios. Ir vėlgi prie šeimynykščių, tai šeimynykščiai yra nelaisvėjai žmonės dar iki baudžiaunikų, ar ne? Tai yra nelaisvoji šeimyna. Tai vėlgi yra neypatingai daug išlikusių šaltinių, kurie leistų rekonstruoti tam tikrus niuansus, kaip tarkim vedybų klausimus, ar ne, kaip laisvai galėjo tie žmonės tuoktis, ar tai buvo reglamentuota, ar tai buvo jau nuo šeimynykščių savininko valios. Tai pakankamai sunku taip greitai apibendrintai į tokį klausimą atsakyti. Utėlės tėvo perlai rodyti dėmesį savo kūnui nuodėmė, kokia buvo švara viduramžiais? Jeigu mes kalbame apie Lietuvą, tai labai nebloga. Šiaip iš tikrųjų gal daug ką nustebinsiu, o gal ne, bet lietuviai buvo pakankamai švarūs žmonės. Ir visų pirma dėka pirties. Lietuviai pirtį mėgo ir pirtyse prausdavosi reguliariai. Ir tarkime, gal ir ne kiekvienas valstiečių dūmas, ūkinis vienetas išgalėjo turėti pirtį, bet kuriuo atveju būdavo bendruomenės pirtys, būdavo dvarų pirtys, būdavo, ar ne, net ir miestai, ar ne, turėjo savo pirtis, tarkime, didieji kunigaikščiai funduodavo pirtis Vilniuje, pavyzdžiui, sostinėje, viešasias pirtis. Žmonės savo higieną tikrai prisižiūrėjo. Ir jeigu vėl grįžtam prie viduramžių, tarkime, tas pats Jogaila prausdavosi kiekvieną dieną, taip stebindamas Lenkus. Tai mūsų tie krikščioniški papročiai atliepia šiuolaikinius higienos standartus. Tik aišku, reikia turėti omeny, kad mes vertindami higieną, grožį, kvapą, skonį, madą, viską darome iš šios dienos perspektyvos. Tuo metu nei ten labai dažnai praustis, nei ten maudytis, neatrodė nei ten labai gera tavo išvaizdai, nei tai labai sveika. Žmonės visais laikais rūpinosi savo išvaizdą ir higieną. Tik darė tą taip, kaip suprato ir darė tai tokiamis išgalėmis, kokius turėjo. Nes juk ir įsivaizduokite, jeigu jūs esate tas pats baudžiaunikas ir turite savo vidutinę
šeimą, ar ne, kurią sudaro kelios kartos ir tai yra nuo 8 iki 12 asmenų gyvenančių vienoje troboje, kuri ir yra, ar ne, tradicinė troba, viena patalpa. Ir nėra karšto vandens ir nėra vandens apskritai, ar ne, nėra vandentiekio, nėra nuotekų. Tai kaip išsimaudyti tai šeimai? Tai nereiškia, kad jie visi murzini vaikščiodavo, jiegi turėdavo šulinius, turėdavo vandens telkinius, kur nusiprausdavo ar nebūdavo apsiprausiama, apsivaloma tiek, kiek galimybės tą leido. Bet vėlgi aš grįžtu prie to, kad ir ta higienos sąvoka ir kas sveika, kas nesveika, kitaip buvo įsivaizduojama. Nereiškia, kad žmonės savo smirdėjo ir dėl to faini vienas kitam buvo. Rūpinosi tą išvaizdą. Ir net tie patys valstiečiai turėjo ir priemonės, kuriais ir dantis valydavosi, ir prietarus tam tikrus, kuriais sekdavo, kad ir sveiki, ir gražūs išliktų. Ir tarkim, nežinau, ten kruopščiai vienas kitam utelės išrinkdavo, ar ne, netgi tas utinėjimas vieno kito buvo net kaip ir bendravimo, tokia kaip išraiška. Bet tuo pačiu jie turėjo ir tokių kitokių visokių įsitikinimų, kad tarkim, jeigu tau susipivėlia plaukai ir tu turi koltūną, tai tu negali jo iškirpti, nes tai gresia apakaimu. Tiesiog žmonės nebuvo prastesni, smardesni ar kažkokie kitokesni negu mes. Tiesiog jie turėjo kitokias galimybės ir aš manau, kiekvienas iš mūsų per daug skaniai nekvepia po 3 dienų festivalio tik su tojtojais, ar ne? Kokias galimybės žmonės tengiasi juose geriausiai savo poreikius patenkinti. Raganų medžioklė Lietuvoje. Papasakokite apie. Raganų medžioklė iš tiesų yra labai įdomi tema. Ir su jie yra susijusi labai daug istorinių mitų. Ir pirmiausia, susiduriu su keletą tokių, nežinau, pastebėjimų ar netgi klausimų labai dažnai, nes tai yra labai egzotiška tema ir labai daug kas mėgsta apie ją kalbėti, klausti, nes tai, kas yra tokio už mūsų kasdienybės ribų, dažnai mus labai vilioja. Ir labai dažnai apskritai yra teigiama, kad Lietuvoje tokie procesai kaip raganų medžioklė ir gaudymas nevyko. Nes neva pas mus nebuvo inkvizicijos. Tai taip, iš tikrųjų pas mus inkvizicijos nebuvo, bet pas mus moterys ir vyrai už kerėjimą ar žolinėjimą ar įvairius prakeikimus tikrai buvo labai gaudomi. Tikrai tie procesai vyko. Jie šiek tiek vėliau pas mus atkeliavo, bet jie tikrai vyko. Dar viena iš tokių argumentų, kurį dažnai man žmonės pateikia, kad vėlgi juoko forma, ar ne, kad štai lietuvaitės tokios gražios moterys, dėl to, kad pas mus nebuvo raganų teismų, o štai vakarų Europoje visas gražias kaip raganas ir sudegino. Tai šiaip turbūt, jeigu pasižiūrėt procentaliai, tai turbūt Lietuvoje moterų nuteistų už kerėjimą buvo daugiau negu vakarų Europoje. Ta prasme, aš tiesiog sveikais skaičiais turiu omeny. Procentalią išraišką, jeigu žiūrėti moterų ir vyrų santykį, tai Lietuva, irgi iš tiesų visai neblogai atliepia Europos vidurkį. Tai raganos taip, pas mus buvo medžiojamos, gaudomos, persekiojamos ir tai nutiko 16 amžiaus viduryje, jau pirmi atgarsiai mus pasiekė, pats pirmas toksai aidas užrašytas apie moterų persekiojimus, tai buvo Husevijano garsioje poemoje apie stumbrą. Ir ten jisai mini, kaip Šventosios Romos imperijoje yra atliekamas išbandymas vandeniu. Tai čia tas, kur kaltinamas asmuo yra įmetamas į vandenį ir jeigu jisai skęsta, tai jis yra nekaltas, jeigu neskęsta ir plūduriuoja, tai jis yra kaltas ir jį reikia nubausti. Tai vėlgi labai daug kas galvoja, kad čia yra tiesiog pasijuokimas, bet net toksai išbandymas vandeniu iš tikrųjų buvo ir iš tikrųjų juo bandydavo kaltinamų žmonės ir toks pas metodas buvo naudojamas net ir Lietuvoje.
Yra, tarkim, labai įdomus atvejis, kada čia jau 17 amžiaus pradžioje buvo nuteista, tiksliau buvo teisiama moteris Sunėnienė su tokiu berniuku Gasiuliu už tai, kad išmelžė kaimyno karves. Ir, Kuopos teismas buvo tas teismas, kuris dažniausiai ir užsimdavo kerėjimo bylomis. Tai po to gal papasakosiu apie tą Kuopos teismą daugiau ir apskritai apie karvių išmelžimą, kas čia dalykas. Tai jisai nusprendė, kad reikia skirti tą išbandymą vandeniu. Bet jie suabejojo, kiek tas išbandymas yra, teisingas ar ne. Tad jie nusprendė pabandymui įmesti ir patį geriausią kaimo valstietį Jonutį Paškėną. Ir jų pabandymas pasiteisino, tas Paškėnas ėmė skęsti, o kerėjimu kaltinami žmonės plūduriavo. Tai reiškia labai moksliškas metodas, štai pabandė eksperimentą, viskas pavyko ir tada Sunėnienę sudegino ant laužo, vėliau ir jo sūnų sudegino. Baltaragio malūno veiksmas kada vyksta maždaug? 19 amžius. Jo, ir aš atsimenu, kai skaičiau tą knygą, kad buvo viena vieta, kur labai panašų metodą ant Davatkos Uršulės naudojo. Jo. Tai čia dar gana ilgai išliko šis testavimo metodas. Taip, bet oficialiai jis jau oficialiai raganas, vėlgi raganas, asmenis kaltinamus kerėjimu, taip derėtų sakyti, kankinti oficialiai buvo uždrausta kartu su 18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės reforma. O šitas tardymo būdas kaip tik ir yra priskirtinas kankinimam. Tai tuo metu jau kaip ir nebegalėjo tą daryti. Bet ten linčo teismas toks labiau. Taip, bet vėlgi tai yra fantastinis siužetas, ar ne, o ne istorinis dokumentas. Išpasakojimo kaip yra. Taip, bet jis atliepia tuo metu buvusius įsivaizdavimus. Taip jau istorinė vaizduotė veikia. Tai štai, o logika šito išbandymo vandeniu buvo tokia, kad jeigu žmogus skęsta, tai reiškia, jo siela yra viskas tvarkoj, jis nemeluoja, jis yra nekaltas ir Dievas nori priimti jį į savo karalystę. O jeigu jis neskęsta ir plūduriuoja, tai reiškia, Dievas jo nenori, jo siela yra suteršta, sandorius su velniu. Ir beje, skaitant tas lietuviškas bylas, kuriuose yra žmonės kaltinami kerėjimu, tai labai dažnas nusikaltimas yra būtent karvių išmelžimas. Karvių išmelžimas tai yra, patrūko, nebeliko pieno pas karves. Ir, taip, pienas buvo labai brangus ir tai buvo prabangos produktas, nes karvės buvo mažai pieningos tuo metu, bet baudžiama ir taip stipriai buvo baudžiama ne už tą pavogtą pieną, bet dėl to, kad tu sudarei paktą su velniu. Esmė buvo ne tai, ką tu atlikai ar ką tu ketinai atlikti kerėdama, ar ne? Žmonės būdavo baudžiami ir už tai, kad jie išgydydavo kažką žolėmis. Bet ir tas žmogus pasveikdavo. Jis baudžiamas buvo už tą sandorį sudarytą su velniu, kuris, buvo nukreiptas prieš visuotinę bažnyčią. Tai esmė ne tavo atliktas veiksmas, o esmė yra tai, kad tu sudarai tą sandorį su velniu. Ir jeigu kalbėti apie Lietuvos įstatymus, tai Lietuvos statutas, ar ne, jame nėra kažkokio atskiro straipsnio ar skirsnio skirto kerėjimui ar raganavimui. Jame yra tik minima, tokia nedidelė užnuodijimą burtais, ar ne, už kerėjimą, kad tai paminėta tarp kitų įvardintų nusikaltimų, kas turėtų būti baudžiamas pilies teisme. O pilies teismas yra kriminalinių bylų teismas. Tai vis tik ir tokia logika statuto yra, kad tai turi būti baudžiama pagal atlikto nusikaltimo sunkumą, ar ne, kad jeigu tu kažką kerėjai ir kažkas numirė, tai tu ir turi kaip už nužudymą atsakyti pilies teisme. Bet tuo pačiu Lietuvos statute, ar ne, buvo toks kaip ir įrašas padarytas, kad jeigu trūksta čia esančių dokumentų, tai galima remtis kitą teisę ir Lietuvoje kerėjimai dažniausiai buvo pagal Šventosios Romos imperijos teisynus teisiami arba taip pat paimama miestiečių teisė, ta Magdeburginė teisė,
kur jau už kerėjimus buvo visą laiką faktiškai siūloma sudeginimo bausmė. Tiesa, vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad ne visada kerėjimu apkaltinti asmenys buvo ir baudžiami sudeginimu, buvo galima ir švelnesnę bausmę gauti, tarkime, nuvarimas nuo žemės, kūno bausmės. Ir žmonės galėjo būti ir išteisinami. Tiesa, daug dažniau išteisinami žmonės buvo iš inkvizicijos teismų, negu iš jau mano minėtų kuopos teismų. Nes kuopos teismas buvo faktiškai bendruomenės teismas, tai yra kaimo bendruomenės teismas ir jis jau daugiau panašėjo dažnai į linčo teismą. Bet kuriuo atveju moterys ir vyrai apkaltinti kerėjimu vis tiek teisiami dažniausiai, bent jau tai, ką mes turime išlikusių rašytinių bylų, buvo laikantis nusistovėjusių normų. Aišku, mes nežinom to, kas nebuvo užrašyta, ar ne? Mes galime spręsti tik apie tai, kur mes turime kažkokį užrašytą liudymą. Mes nežinome, gal buvo tūkstančiai žmonių, su kuriais buvo tiesiog susidorota. Ir aš labai tyčia vengiu sakyti moterys, nes vėlgi priklausomai nuo laikotarpio, tai nuo 60 iki 80% apkaltintų asmenų kerėjimų ir raganavimų Lietuvoje buvo moterys. Iš pradžių buvo daugiau moterų, po to jau daugiau ir vyrų atsiranda. Ir tai vėlgi atliepia europinę statistiką, bet kartais mes turime ir kardinaliai atvirkščių variantų, kur, pavyzdžiui, Islandijoje virš 90% apkaltintų asmenų kerėjimų buvo būtent vyrai. Rusijoje dauguma apkaltintų asmenų irgi buvo vyrai, Bretanijoje buvo labai daug apkaltintų vyrų. Ir jeigu kalbėti apie apkaltinamuosius ir, tarkim, dar labai svarbu yra pasižiūrėti į luominę struktūrą, tai vėlgi labai aiškiai matyti, kad kaltina kerėjimu dažniausiai bajorai, o apkaltinti dažniausiai būna valstiečiai. Labai jaučiasi socialinės įtampos. Ypatingai vėlesnėse 18 amžiaus bylose labai daug yra tokių bylų, kad, tarkime, ponas kaltina savo ten kokį nors valstietį, kuris susitarė su jo kita valstietė, kuri dar buvo ir žindyvė, ten kokius vaikus numarinti, pagrindė tai. Bet šiaip labai nemažai kerėjimo bylų yra būtent miestuose, kur buvo labai artima ir sąveikaujanti bendruomenė. Daugiausia turbūt, jeigu taip žiūrėti iš regiono, mes turime išlikusių kerėjimo bylų būtent iš Kauno miesto. Faktiškai nieko neturim iš Vilniaus, bet čia yra susijęs su tuo, kad ir neturime dokumentų išlikusių iš Vilniaus miesto, ar net ten, tarkim, Vaito arba Suolininko teismų. Na ir dar ką įdomaus apie kerėjimus galima pasakyti, kad Lietuvos Didžioji kunigaikštystėje bylos pasibaigė ir apkaltintojų deginimai pasibaigė faktiškai tuo pat metu, kada ir buvo uždrausta tardyti su kankinimais. Ir vėlgi dar čia toks įdomus niuansas yra Lietuvos Didžioji kunigaikštystėje, kuomet buvo skiriama mirties bausmė sudeginant už kerėjimą, tai buvo bausmė atliekama kiek kitaip, negu mes įpratę matyti turbūt iš kino sukurtų dogmų. Tai yra nepririšama prie didelio mieto ir aplinkui sukuriamas laužas, o būdavo sukuriamas laužas ir auka tada pririšama prie kopėčių ir kopėčios yra įmetamos į tą laužą. Tai net nežinau dar, ką apie kerėjimus galima įdomaus pasakyti. Iš tiesų labai labai daug, bet mano mintis mažai dabar sustruktūruotos. Tai vėlgi gal dar pagrįžčiau ties to, kad kada galima susipažinti su tom bylom, į akis krenta, kad dauguma tų kerėjimų yra labai buitinio lygio. Tai yra dažniausiai pasmilkimai naujagimių, žolių kažkokie davimai, gydymai, to tokio demonologinės magijos yra labai labai nedaug, vos vienas kitas. Ir vėlgi jie yra pakankamai vėlesni ir vėl ten skaitant medžiagą kyla klausimas, kiek tai buvo įpiršta. Nes vėlgi pas mus, ar ne, tikrai visi buvo gerai susipažinę su Krėmerio garsiuoju raganų kūju ir stengdavosi vadovautis būtent šią knygą.
O ši knyga, na, jie pateikė būdą, kaip atpažinti raganas, bet ten bet kuris asmuo, esant labai dideliu noru, galėjo būti, na, įrodomas, kad jis yra kaltas kerėjimu, nes buvo ieškoma pirmiausia sandorio su šėtonu velnių ženklų ir tai galėjo būti viskas nuo apgamo iki raukšlių. Na, tai labai labai platus spektras. O būdavo gal tokiu atveju, kai žemesnio luomo atstovai bandydavo apkaltinti aukštesnio luomo atstovus? Būdavo tokių atvejų tuo met, kada tardomas asmuo skųsdavo jau aplinkinius, ar ne? Nes kai žmogus yra tardomas, jisai ir jam liepiame, vienas vėlgi iš tų Krėmerio apibrieštų klausimų buvo, kad reikia prisipažinti, ką tu dar žinai iš tų raganų. Ir tada jau, jeigu palūždavo tardymo kankinimo metu, tai tada jau ten pradėdavo, kad ir tas, ir iš to kaimo, ir iš anas. Ir ypatingai tikriausiai, jeigu žmogus buvo nekaltas ir jis buvo kankinamas ir jį buvo verčiama prisipažinti, tai atsirasdavo tas socialinės neligybės dalykas ir tada tikrai pilna galima matyti, kad yra įskundžiamas, dažniausiai čia jau bajorės moterys, kad tarkim ten ir ta ponia, ir ta ponia, ir ta ponia irgi. Bet vėlgi labai didelė dalimi tai yra jau tardymo metu, kad taip tiesiog valstietis galėtų ateiti ir savo poną kuopos teisme ar ne apskūsti, tai yra tiesiog neįmanoma. Fiziškai, teisiškai tai neįmanoma, nes reikia turėti omeny, kad kuopos teismo teisėjas ir yra tavo ponas. Ir vėlgi, gal dar apie kankinimus šiek tiek, tai mes turbūt vėlgi esame šiek tiek kino pramonės sugadinti, tai tikrai nebuvo tokie, jie buvo žiaurūs ir tikrai labai sudėtingi ir sunkus, bet jie nebuvo tokie ekscesiški. Taip pat buvo nurodoma, kiek, kaip ir kada ir kaip ilgai galima auką kankinti. Ir tarkim, Lietuvos didžioji kunigaikštystėje buvo įsivyravęs įsitikinimas, kad įtariamą kerėtoją galima kankinti tik be kraujo. Negalima pralieti kraujo, bet ir be to būdavo labai žiaurių būdų. Pavyzdžiui? Vienas iš elementariausių buvo tiesiog neleisti miegoti, skandinti, tempimas ar ne, tai tiesiog pakabindavo surištomis rankomis už rankų ar ne žmogų ant šakos, uždėdavo prijuostę ir dėdavo akmenys tą prijuostę. Na, tokio. Tiesiog labai deginimas buvo žvake, labai irgi arba šiaudais, pakankamai populiarus žiaurus būdas. O jeigu žmogus nepalūždavo, ar būdavo taip, kad išteisindavai? Na, buvo galima kankinti 3 kartus. Turėdavo iškęsti 3 kankinimo serijas ir tuo metu tu esi labai aktyviai tardomas. Ir tardomas tu esi taip, kad tu faktiškai turi atsakyti taip ir neklausimus. Ir tau labai dažnai, prikaldavo ant žodžių tiesiog. Bet esu tikrai sutikusi atveju, kada atsilaikydavo tardymo metu, bet tai yra vienetai. Dažniausiai žmonės tiesiog prisipažindavo, kad ta kančia greičiau baigtųsi. O kaip jie integruodavosi atgal į visuomenę, pavyzdžiui, arba kaip jie paskui bendraudavo su tais, kurie melagingai paskundė? Ar jos, pavyzdžiui, teisdavo kažkaip? Nėra šaltinių, tikrai negaliu pasakyti, aš įsivaizduoju, socialinės įtampos visada vyravo ir tai buvo ir socialinių įtampų išdava, kad tas asmuo ir buvo kaltinamas tuo kerėjimu. Bet spekuliuoti, kaip ir kas tai buvo, tai vis tik jau yra, nėra tokių šaltinių dėja, nėra išlikusių tokių duomenų. O vakarų Europai? Vakarų Europai man neteko susidurti būtent tokio tipo šaltinio. Net iš tiesų niekados ir neieškojau, bet čia labai yra įdomu pasižiūrėti, nes vakarų Europoje, ypatingai, kaip minėjau, ten, kur veikia inkvizicija, tų išteisinimų buvo daug daugiau. Nes inkvizicija stengiasi vadovautis mokslu. Ir reikia turėti omeny, kad Krėmerio raganų kūjai pati inkvizicija kaip ir pasmerkė. Tai buvo, draudžiama knyga. Bet kai jau Krėmerio raganų kūjais paukšteliu išskrido, ar ne, nes tai knyga sukurta labai greitai po Gutenbergo išradimo, tai kai jau pradėjo spausdinti ir taip kaip mums dabar yra įdomu raganos, taip ir tuo metu žmonėms irgi buvo įdomu
kas ten apie tas raganas parašyta. Ir ji taip pasklido, kad visi pradėjo ją vadovautis. O pati inkvizicija, ji stengiasi rodyti daugiau moksliniais metodais, nesvarbu kokie jie tuo metu buvo, bet jie stengiasi labiau vadovautis tiesioginiais įrodymais, o ne tokiais, na, sakykime, apkalbom pletkais ar kažkokiais parodymais. Ir kitas dalykas, tikrai yra, na, tokių bylų, kur net ir patys teisėjai supranta, kad teisiamas asmuo yra nekaltas, bet yra tokia socialinė aplinka, kad jis vis tiek yra nuteisiamas, nes, tarkim, jis yra kaltinamas kažkokio didiko apkerėjimu. Čia, tarkim, yra tokia labai įdomi byla ir ten yra kaltinamas Jonas Stanislovas Sapiega, Leono Sapiegos sūnus. Ir tas Jonas Stanislovas Sapiega, jis turėjo psichinę ligą ir tuo metu jį buvo įvardinama kaip melancholija, bet depresija buvo tik pradžia. Po to ten viskas įsivyravo į daug sunkesnės problemas. Ir jisai pats įsivaizdavo, kad jis yra apkerėtas ir jis tiesiog ieškojo tų raganų, kad nuimti tą kerą, kad jie sudeginus viskas pasibaigtų. Ir net jeigu ir teismuose viskas vyko ne pagal reglamentą, o šiaip Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo be galo biurokratinė valstybė, tai vis tiek, na, magnatas, didikas ir apkaltinta moteris, kuri šiuo atveju buvo netgi pati ne valstietė, o bajorė, vis tiek buvo sudeginta, nors ir priėjo iki pačio aukščiausio apeliacinio mechanizmo, tai yra vyriausiojo Lietuvos tribunolo. Dabar kalbame apie raganas, o kokiomis dar būtybėmis tuo metu 18 amžius tikėdavo lietuviai, gal kokie vampyrai ar kas šmėklos? Tai tas jų aplinkinis nematomas pasaulis buvo labai labai turtingas. Ir, tarkim, visi žinojo, kad yra aitvarai, ar ne? Ir yra labai įdomių dienoraščių, netgi bajorų, kur yra liudijama, kad mačiau aitvarais, kaip ugninis žmogus atskrido, arba ten, kad pas tą mano kaimynę, tai aitvaras kiekvieną naktį pro langą antro aukšto įskrenda. Ta prasme, žmonės tikrai turėjo labai turtingą įsivaizdavimą, ar ne? Ir visi ten žinojo, kad ten laumės gyvena, ten kokie kaukeliai. Na, taip. Laumės, ar ne, tikrai buvo labai aktyvus to meto visuomenės veikėjas, kaip ir tie patys kaukeliai. Bet lygiai taip pat šalia raganų, ar ne, kerėtojų, buvo ir kitas personažas, mums šiandieną gerai pažįstamas, tai yra, na, šiandien sakytume vampyrai, bet tuo metu tai buvo daugiau mažiau įvardinama kaip upior, tai yra iš slavų atkeliavęs personažas upyras, kuris kartu su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės erdve, ar ne, kada slavai ypatingai iš dabartinės Ukrainos teritorijos migravo į link centrinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir dabartinių etninių žemių Lietuvos, tai jie atnešė ir tą upyrą. Tas upyras daugiausia šiaip, pastebimas, sakyčiau, vakarų Ukrainoje, ar ne, tuomet Lenkijos teritorijoje irgi taip pat rytų. Ir Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje, ir mūsų folklore jis yra, ar ne, ten mūsų šiurpėse, ar ne, toksai šiek tiek pamirštas žanras, tai yra tos baisiosios pasakos vaikam, kur ten daug yra tokių, kad štai ten koks kaimynas pasimiršta ir po to jis ten naktim vaikšto, kažkokias ten škadas daro, tai, tas pats upyras. Arba visi tuo metu žinojo, kad Adomas Mickevičius yra upyras ir tai, kad jisai visiems derlių sugadino ir, upyras, iš jo kilo dabartinis vampyras. Ir tai buvo toksai, nežinau, gal pradėsiu pasakoti nuo to, kad žmonės dažnai įsivaizdavo ir tikėjo į sielos dualumą. Kad kartais nutinka taip, kad žmogui gali būti duodamos dvi sielos. Viena siela yra gera ir tyra, o kita yra pikta ir nedora. Ir ta pikta ir nedora siela nori viso kūno savo. Ir jinai visaip engia, kad tas kūnas nusiteriotų. Ir dažnai priveda žmogų prie savižudybės. Ir kada žmogus, nusižudo,
ta geroji siela palieka kūną, o piktoji siela su kūnu yra palaidojama. Ir ta piktoji siela naktį kūną pakelia ir tada jinai eina ir daro visokias negerybės. Vėlgi labai dažnas ir dažniausias atvejis yra išmelžia karves, ar ten, tarkim, gali būti kokios nors epidemijos ir labai dažnai ar ne, tie upyrai pasirodydavo sunkiais laikais, tarkime, tom pačiom epidemijom, kaip, tarkim, staiga miršta kažkoks šeimos narys ir po to pradeda silpti ir miršta kiti šeimos nariai ir visi pradeda įtarinėti, kad tai gali būti tas upyras. Ir tada, ar ne, reikia atkreipti dėmesį, kaip atrodo vampyras išblyškęs, su ten melsvos kraujagyslės, iltys, ten tokie, tas tradicinis vampyras panašus dažnai būna į neseniai mirusį ekshumuotą kūną. Nes ką jie tuomet darydavo, jie tuomet atsikasdavo tą savo mirusio žmogaus kapelį ir kaip priklauso, sukasdavo nupjaut galvą ir pravert širdį, rankas kartais nupjaudavo ir tą kūną jau ten perdėliodavo. Tai jo, į tuos upyrus tikėdavo ir tai yra ir etninės Lietuvos teritorijoje šitokie veikėjai personažai pasitaikydavo, bet tai yra daugiau slavų folkloro dalykas, bet vis tik sinkretizmas vyko tarp slavų ir baltų Lietuvos didžioji kunigaikštystė, tai perėmėm ir mes tos tokius dalykus. Ir kaip minėjau, ar ne, visi žinojo tuo metu, kad Mickevičius tai jau tikrai yra upyras ir čia... O kodėl? Upyras turėjo dar tam tikrų tokių savybių, kaip jis turėjo būti daug žinantis, jis turėjo būti linkęs į poeziją ir Mickevičius mirė ne Lenkijoje, ar ne, ir jo apskritai čia su Mickevičiumi yra įdomus dalykas. Mickevičius, ar ne, iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, iš Naugarduko, jisai savo jaunystę praleido Vilniuje ir Kaune, ar ne, ir po to emigravo. Ir Lenkijoje jisai net nesilankė faktiškai ir jis, kad ir lenkiškai rašydamas tą savo Lietuvaičiais namoje, jis vis tiek turėjo omenyje apie abiejų tautų respubliką ir Lietuvą, o ne Lenkiją kaip karūną siaurąja prasme. Ir kada jisai mirė, ar ne, Lenkai nusprendė jo kūną ekshumuoti ir parvežti į Vavelį. Nors, kaip minėjau, jis ten Krokuvoj pravažiavo gal vieną dieną. Ir apskritai tas kūnų judinimas jau buvo toksai kaip ir tabu, ar ne. Ir kai jo kūnas buvo parvežtas, stojo beprotiniai liūtys, labai staigiai atšalo, visas derlius nuėjo šuniui ant uodegos ir visi kalbėjo, kad jis yra vampyras. Ir prie to, aišku, labai prisidėjo jo kūrinys Vėlinės. Ir pats Adomas Mickevičius, ar ne, būdamas iš Naugarduko, jisai augo apsuptas tų pasakojimų apie vampyrus. Ir aš nežinau, ar jūs skaitėt Vėlinės, ar jūsų žiūrovai skaitė Vėlinės. Tai ten jis rašo apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę kaip apie vampyrą. Kaip Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kaip kelsis iš karsto ir keršys Rusijos imperijai. Ten vienu žodžiu, ta prasme, jis pats buvo persimelkęs tą tematiką, tad labai pritinkama, kad ir jis pats buvo tokių palaikytų. Ir Krokuvos apylinkės valstiečiai netgi ten buvo susiruošę perlaidotam Mickevičiaus kūnui daryti, ar ne, kaip minėjau, kastuvas, viską ir ten jau su deglais vos ne, aš čia šiek tiek šaržuoju, ruošėsi tą daryti, bet buvo sulaikyti ir perkalbėti. Bet iš tikrųjų yra tų bylų ir etninėje Lietuvos teritorijoje, kur yra tie kūnai iškasinėjami ir taip išniekinami. Yra viena labai įdomi byla ir įdomi jinai yra dėl daugelio perspektyvų. Vienu žodžiu, čia jau ir vyksta 19 amžiuje viskas, tai pasikarė moteris ir ji turi 3 sūnus, jos kūnas yra randamas ant kaimyno žemėje, ant liepos kabantis, sūnus pakviečiami, liepia pasiimti motinos kūną, jie pasiema motinos kūną, jis parvežamas namo, yra iškviečiami žandarai, Rusijos imperijos čia laikotarpiu viskas vyksta, ar ne, žandarai patikrina, kad mirtis nesmurtinė ir, varykit laidot motiną. Jie nuvaro pas kleboną, klebonas sako, tai savižudėgi, negalim šventintojų žemėje laidoti, jūsų reikalas užkaskit, kur radot.
Jie pasiema tą kūną, varo užkas ten, kur rado, tai yra po tą liepą kaimyno žemėje. Kaimynas sako, ne, ačiū, man čia vampyrų nereikia, prisikels, terios. Ir jie nežino, ką daryti ir tada nueina pas kaimo žiniuonį, seną žmogų ir, tas sako, gerai, normaliai, iš karto nupjaukit galvą, padėkit ten viską sutvarkykit, neprisikels ir palaidokit po tą liepą. Na ir sūnus sako, okei, mes taip ir padarysim, bet sūnus motinos kūnui neprisiverčia to padaryti. Ir tada jie susiranda rekrūtą. Ar ne, rekrūtai tai tie lietuviai, ir ne tik lietuviai, kurie Rusijos imperija, ar ne Rusijos imperijos kariuomeniai tarnaudavo, jau grįžusi kariuomenės ir su juo susitarė, kad ten už kažkiek sidabrinių rublių, neatsimenu kiek, ir už maišą bulvių, jis ten jau sutvarkys tuos visus reikalus. Na ir kitą dieną ją motina įdeda į karstą, pristato su karstu prie tos liepos ir ateina jau tas rekrūtas ir jis ateina jau su visa uniforma, medaliai prisikabinę, gerai išgėręs ant drąsos, su kastuvu, viską jau tvarkys tą reikalą, viską kaip sakė, taip ir padarė, galvą nukerta, ten viską ir užkasa. Ir tada, jau kadangi užkasė, kad ir tokiu nekonvenciniu būdu, bet palaidojo, tai reikia ant gedulingų eiti. Ir visi susirinko į karčiamą gedulingų ir kadangi jau tas rekrūtas buvo gerai pagėręs, jisai viską, pradėjo pasakoti ir savo šitų žygdarbių dalintis ir ten buvo tie patys žandarai, kurie buvo atėję apžiūrėti motinos kūną. O Rusijos imperijoje šita problema buvo labai didelė. Tai yra kūnų iškasinėjimas, galvų kapojimas ir buvo be galo įvestos didelės baudos. Tai yra katorga, jeigu tu taip pasielgi ten 25 metam vos ne. Ta prasme, ir tie žandarai, sako, taigi pažeidė šitą įsakymą, dabar bus teismas. Ir iš tikrųjų teismas vyko, byla yra saugoma, jeigu dabar bijau sumeluoti, Kauno archyve, bet kuriuo atveju tai vyko Kauno gubernijoje šita byla ir vis tik nieko nenuteisė. Ir vis tik nieko nenuteisė dėl to, kad įstatyminė bazė buvo tokia, kad buvo draudžiama iškasti kūnus ir tada juos išniekinti. O čia nereikėjo iškasti, jis dar nebuvo palaidotas. Tai jam visiems pasisekė, negavo katorgos ir bet kuriuo atveju turbūt didžiausią baudą gavo pats kunigas, kuris atsisakė palaidoti velionę moterį. Tai tokia istorija apie vampyrus ir iš tikrųjų yra netgi šaltinių publikacija labai nebloga padaryta. Lukaš Kozak autorius, kuriame yra surinkti Abiejų tautų respublikos tokie visi bylos arba folkloriniai elementai, kuriuose yra pasakojama apie vampyrų teismus. Bet šiaip turbūt pats toksai vienas iš labiausiai baisiausių vampyrų medžiojimo atvejų įvyko Holodomoro laikotarpiu Galicijoje. Ten tikrai buvo dar vienas dėmuo šalia tokios didžiulės tragedijos, dar ir tai, kad žmonės pradėjo ieškoti ir kaltųjų šitoje plotmėje. Holodomoras jau čia sąlyginai neseniai, Taip. Tai kada išnyko, ar gal dar yra tas tikėjimas vampyrais? Gal dar ir yra, aš nežinau. Kartais žmonės tiki keistais dalykais, kad tarkim tamsieji amžiai buvo išgalvoti ar ne, tai gal kažkas ir į vampyrus tiki. Bet aš manau, kad 20 amžiaus antroji pusė ir tokia padidėjusi informacijos sklaida ir tokie kiekiai labai daug to mūsų sukurto įsivaizduotino pasaulio vis tik ištrynė iš mūsų aplinkos suvokimo. Ką mums pasakoja istorinis kostiumas? Labai daug ką. Aišku, mūsų istorinis kostiumas tokį, kokį mes turime dabar, jis yra labai fiktyvus. Ta prasme, mūsų istorinis kostiumas, visų pirma, tą, kurį mes dažniausiai įsivaizduojam kaip istorinį kostiumą, tai yra labai suniveliuotas ir vos ne Sovietų Sąjungoje padarytas, nes ten visi tautinių šokių būreliai, dainų šventė sužydėjo, nežinau, ten iki aukščiausio lygio ar ne, ir tada tiesiog paimti visi regionai, sumaišyti belekai, belekas ir padaryta tipovo. Tai
ten kažkas tokio kaip tautinis kostiumas, kaip Halloweeninis kostiumas, nežinau. Bet lygiai taip pat ir tarpukariu, ar ne, buvo naujas tautinis kostiumas surastas, ar ne, kur vėlgi čia su birutiečių judėjimu, birutietės tai buvo Lietuvos karininkų žmonų sąjunga, ar ne. Lygiai taip pat buvo surastas toks modernus tautinis kostiumas, kuris vėlgi daug labiau randa atliepimą mumyse negu tas tikrasis etnografinis kostiumas suskirstytas regionas. Bet jis labai labai daug ką pasakoja, labai, aš nesu etnologija, aišku, ir labai negražiai gal išsireikšiu, bet netikiu į ten kažkokiu etnografinių raštų simboliką, pernešamas istorinės žinias, ar ne, kaip ten yra, kai kurie žmonės yra įsitikinę, kad tam tikri mūsų audimo raštai yra vos ne tekstas, tai ne, aš manau, kad jis turi prasmę, bet tikrai ne tekstinę, o daugiau tokią konceptualią. Bet pasižiūrėjus į tautinį kostiumą mes galime kalbėti labai daug, kodėl, tarkim, zanavykių kostiumas toks turtingas, pavyzdžiui, ar ne, o žemaičių tamsių spalvų. Arba iš karto mes galime matyti mažlietuvių kostiumų išskirtinumą, ar ne. Ir tarkim, taip, neša labai daug žinių apie mūsų kultūrą. Ir man vienas iš tų labai gražių dalykų, kurį mes turbūt labai dažnai pamirštame, ar ne, tai yra mūsų etnografinio kostiumo privaloma dalis, tai yra moterų dengti plaukai ir, tarkim, aukštaičių nuometai. Ir esant dabartiniai situacijai, vienas iš labai dažnai girdimų pasipiktinimų yra apie musulmonių moterų aprangą ir, tarkim, jų plaukų dengimą ir tuo pačiu pamirštama, kad mūsų babutės ne šiaip savo visos su skarelėm buvo, nes tai yra mūsų etnografinė kultūrinė dalis, kurią mes nusiėmėm ir tai nėra turbūt taip svetima, kaip mes įsivaizduojam pamatę žmogų iš kitos kultūros. Tai tiesiog mums yra šiek tiek primiršta. Koks buvo moters statusas Lietuvos istorijoje? Žiūrint, kuriuo laikotarpiu ir žiūrint kokios moters. Vienas gali būti kilmingos moters 16 amžiui kokios Onos Kiškienės, kuri buvo galingiausia žemvaldė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, išrengusi didžiausią husarų skaičių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė kovose prieš Maskvą ir kuri buvo, faktiškai reformacijos pradininkė Lietuvoje, bet jos pusbroliai Radvila Juodasis, Rudasis, ar ne, yra gal garsiau žinomi vien dėl to, kad jie yra daugiau rašytinio palikimo palikę ir daugiau viešoje erdvėje buvo matomi, tai tarkim tokia kaip Kiškienė, kuri sau leido po to netgi tekėti iš meilės už visiškai neturtingo vyro, nes o kas jai, turėjo be galo geras sąlygas, o tarkim, jeigu mes kalbame apie mažažemę bajorę, tai vėlgi visai kitas niuansas. Aišku, mes labai dažnai vėlgi kažkaip įsivaizduoju, kad jūs linkstate į pagoniškąją kultūrą ir klausimą iš ten, nes labai dažnai bent jau gaunu taip, kad pagoniškoje Lietuvoje, taip man suponuoja tokį klausimą, kad moterys turėjo labai aukštą statusą, tai tikrai neturėjo. Moters padėtis pagoniškoje Lietuvoje tikrai buvo labai žema ir labai prasta ir tarkim ten buvo pilna yra žinučių apie tai, kaip mirus vyrui moteris tiesiog pasikarė ir aišku, tada sakom, bet jūs labai savo vyrą mylėjo. Ne. Ta prasme, tikrai ta padėtis nebuvo aukštesnė, negu mes ten esam linkę įsivaizduoti, ar ne? Ir tarkime, arba mergaičių žudimai, ar ne, kaip demografijos valdymo priemonė irgi buvo labai įprasta to meto visuomenėje. Ir tarkim, kada vyko valstybės, po krikšto, ar ne, vedimas į krikščioniškos valstybės kultūrą, tai irgi labai didelis vargas misionieriam buvo įtikinti žmonės, o dabar tų mergaičių tiesiog nežudykit. Nebuvo
nebuvo pagoniškoje Lietuvoje labai ypatingai aukštas moterų statusas, bet vėlgi labai daug ką lėmė moters luomas. Na, o jeigu kalbėti apie Lietuvos tą didžiąją kunigaikštystę, ar ne, tai, kaip minėjau, Kiškienės atvejį, tai tikrai arba kokia Čartoriskienė, nu, tai buvo pilkosios valstybės kardinolės. Ta pati Bona Sforza arba mažiau pamiršta netgi 2 Lietuvos didžiųjų kunigaikščių žmona Gonzaga. Jos turėjo be galo didelę įtaką. Ta pati Ona Vytautienė ar tarkim Julijona, Algirdo žmona, Jogailos motina. Ir kita vertus, dar reikėtų turbūt čia paminėti ir Lietuvos statutą. Ir Lietuvos statute esančias tam tikras teisės numatytas moterims. Tarkime, tokia teisė jos turėjo nebūti ištekintos prieš savo valią, ko kitur nebuvo. Bet vėlgi Lietuvos statutas galiojo tik bajorių. Tai taip, jos galėjo tekėti už ko panorėjus ir netekėti, jeigu tėvas nurodė tekėti už nepatinkančio jaunikio. Bet tuomet jos negaudavo kraičio, o jeigu jos negaudavo kraičio, tai niekas jų ir nevesdavo. Na, bet kuriuo atveju būdavo ten viena tokia išimtis susidariusi, tai našlės, kurios augino mažamečius sūnus, jos turėjo labai daug teisių ir jos neturėjo tėvų arba ten brolių, tokių kaip, kurių primiktinai teisiškai turėjo klausyti, tai jos turėjo labai neblogą statusą ir jeigu tu buvai turtinga, kilminga našlė, tai tau pasisekė. Buvo toksai paraluomas kaip dievotos, ką mes šiandieną turbūt vadintume davatkomis. Tai jis greitai buvo, na jau 17 amžiaus antroje pusėje dievotų faktiškai ir nebeliko, nes tai vėlgi buvo prie vienuolynų gyvenusios moterys, kurios savo gyvenimą pašvęsdavo bažnyčiai ir tikėjimui, tačiau neduodavo vienuolystės įžadų. Tai irgi jos neturėdavo vyro savo virš galvos, jos galėdavo atsiduoti ir mokslui, ir tikėjimui, bet neturėdavo tokių griežtų regulos suvaržymų. Tai jų gyvenimas taip pat iš mūsų perspektyvos žiūrint buvo pakankamai laisvas. Ir lygiai taip pat tos pačios vienuolės, kurios į vienuolynus stodavo iš kilmingų šeimų, jos galėjo atsiduoti mokslui ir savęs tobulinimui. Na ir taip pat jų, sakykime, gyvenimas buvo dvasiškai santykinai laisvas, nors mums šiandieną žiūrint į vienuolynų regulas atrodytų turbūt artimas kalėjimui. Ką manote apie litvinizmą? Nieko per daug aš apie jį nemanau. Šiaip aš manau, kad mes litvinizmo bijome gal šiek tiek per daug, nes aš pažįstu labai aštrių ir aršių litvinistų, kurie ten aiškina man, kad čia lietuviai tik žemaičiai ir mes tikrai lietuviai. Yra tokių. Pati asmeniškai pažįstu ir nežinau, kas tiem žmonėm nutiko, nes prieš tai jie buvo labai adekvatūs asmenys. Bet beveik visada būna taip, kad jie yra ne istorikai. Na, tai yra, litvinizmas yra ta pati pseudomokslinė teorija, kaip plokščia žemė ar tamsiųjų amžių nebuvo. Ir Baltarusijos rimti istorikai, dirbantys tremtyje dabar dažniausiai kaip taisyklė ar ne, jie tikrai neturi litvinistinių kažkokių įsivaizdavimų. Jie kalba apie Lietuvą ir Baltarusiją kaip valstybės, kurios paveldėjo Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir tuo pačiu jie kalba apie Lietuvą ir lietuvius ir šiandieną sakytume baltarusius, apie žmonės, kurie kūrė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, kūrė kartu. Ir iš tikrųjų yra labai sunku dalintis tą istoriją, ar ne, iš 2 tautų perspektyvų, kai tos tautos susikūrė visai neseniai. Juk tautų pavasaris sukūrė, ar ne, nacionalinės valstybės. Ir
tas pats Mickevičius, sėdėdamas dabartinės Baltarusijos teritorijoje, jisai nesuprastų, jeigu tu pasakytum, kas ta Baltarusija, ar ne. Tai nežinau. Aš manau, kad mes gal šiek tiek per daug bijome to baubo, bet lygiai taip pat, man atrodo, mūsų istoriografijai reikėtų būti šiek tiek drąsesniai ir veržlesniai ir daugiau rašyti anglų kalbą. Ir tada daug tų mitų dings. Bet litvinistai yra tiesiog pseudo mokslo sekėjai, kurie moka labai labai garsiai rėkti, bet jų tikrai nėra labai daug. Ką manote apie atnaujintą mokyklos istorijos programą? Aš manau, kad taip, kaip jinai yra atnaujinta, nėra gerai, kaip jinai yra atnaujinta. Aš iš viso istorijos programą parašiau visiškai kitaip. Labai džiugu, kad jie akcentuoja daugiau procesų, kad labai sumažėjo kvailų datų kalimo, labai smagu, kad padaugėjo tų personažų, kurie neatliepia tiesiogiai tik politinės ir karinės istorijos vystymosi, ar ne? Tarkim, kad atsiranda daugiau tokių veikėjų, kurie dažnai būdavo antrame plane, ta pati, pavyzdžiui, Bortkevičienė arba Žemaitė visai kitaip suspindi. Bet tuo pačiu aš suprantu, kad mokyklinė istorijos programa turi būti, ta, kuri supažindina su šerdimi. Ir vis tik politinė istorija yra šerdis. Tai čia labai sunku surasti tą vidurkį tarp to, kas įdomu ir ten atspindi mandagias istorijas, madingas istorijos kryptis ir tai, kas yra konstans. Tikrai yra sunku. Bet kas man labiausiai kliūva mūsų istorijos programai, tai yra labai didelė atskirtis tarp Lietuvos istorijos ir Europos ir pasaulio istorijos. Tai yra, kad nėra Lietuvos istorija mokoma kaip europinių procesų dalimi. Ji ten kažkur sušmėžuoja, bet tai ji niekados nėra rodoma kaip integrali europinės istorijos dalis. Ir man atrodo, mums jau reikėtų įsikalti galvą, kad Lietuva yra Europa, buvo Europa ir buvo viena iš kertinių ne ką prastesnių negu kitų europinių valstybių kūrusių Europos civilizaciją. Ir mums reikia save taip pristatyti ir nustoti bijoti save parodyti ir vaizduoti tik kaip kažką mažo periferijoje, miškuose ir pelkėse ten besėdinčio. Ir kitas dalykas, ko man labai trūksta mūsų istorijos programuose, taip aš suprantu, kad klasikinės civilizacijos yra tos, kurios padėjo pagrindus mūsų dabartiniam pasauliui, bet galėtume apsieiti ir be visokių Hačapsutų ir Nabuchodonosarų, o geriau pasimokyti savo kaimynų istoriją. Nes Lenkijos istorija, aš nekalbu apie abiejų tautų respubliką, bet Lenkijos istorija, Latvijos istorija, ta pati Ukrainos ar Baltarusijos istorija yra, nėra jų. Nėra mūsų kaimynių istorijų. Ir man atrodo, jeigu mes pažvelgtume iš savo bokšto šiek tiek atidžiau į tą pačią Baltarusijos istoriją, ar ne, nuo 20 amžiaus pradžios, gal mums tas litvinizmas neatrodytų tai baisus ir gal atidžiau moksleivius pervedė per Ukrainos istoriją irgi labai daug dingtų klausimų, kurie kartais vis dar kažkodėl kažkam kyla apie dabartinę situaciją Ukrainoje. Ir paskutinis klausimas, Donaldas Trumpas ar Kamala Harris? Kažkada Kissingeris panašioje situacijoje sakė, o kodėl negali pralaimėti abu. Tai nei vienas, nei kitas kandidatas man nepatinka. Ta prasme, nežinau, ta prasme, aš nežinau, kiek giliai net turiu atsakyti šitą klausimą, ar turiu tiesiog rinktis iš vieno ar kito, nes manau, kad Kamala Harris nebus jokia panacėja, o Donaldas Trumpas gal ir bus tas juodas arkliukas, kuri nesu respublikonė, bet į šitus Jungtinių Amerikos valstijų rinkimus aš pirmiausia ir tik tai žiūriu iš
karo Ukrainoje perspektyvos ir viskas. Ir net negaliu kitaip žiūrėti. Ir viena vertus, ar ne, ir yra afišuojama, kad Kamala Harris tęs Bideno politiką, o Bidenas, jis tęsia gumą, jis nieko ir nedaro. Kita vertus, Trumpo deklaruojamas užbaigti karą dabartinę situaciją, ar ne, irgi yra negera. Ta prasme, dabar, bet gal jisai, būdamas toksai išprotėjęs žmogus, koksai yra, gal jisai ir suteiktų prašomų dalykų Ukrainai konfliktui užbaigti. Gal tai, ką jis kalba, čia yra tiesiog pliurpalai, nežinau, tai yra tiek neprognozuojamas žmogus, kad neįsivaizduoju. Bet kuriuo atveju nesirinkčiau nei vieno, nei kito ir balsuočiau už geriausią Jungtinių Amerikos valstijų buvusį kandidatą Joe Exotic. Ačiū Jums labai. Prašau. Ir iki kito karto. Viso.